Gavau šaltą dušą, morališkai. Stiprų, nemalonų, todėl kad man gydytoja išsyk šaižiai rėžė. Tai kiek tau metų, ką tu savo vaikui duosi, tokie klausimai, kuriems aš nebuvau pasiruošusi. Ir aš iš tikrųjų tuo metu suglumau, nežinau, ką atsakyti, bandžiau išsisukinėti, kažką veplendama, kad viskas bus gerai, bet man buvo sunku. Aš nežinau, ką atsakyti, nežinau, kaip jaustis. Ir maniau, kad tikrai netokių dalykų gydytojai turėtų klausti merginos, jaunos merginos, kuri ateina ir pasako, kad laukiuosi kaip tik pasveikinti. Aš nežinau, ar aš esu stipri moteris, tą galėtų pasakyti žmonės, kurie aplinkui mane gyvena. Gyvenu ir darau tai, ką kartais reikia padaryti, ką kartais turiu padaryti, tačiau ką aš darau tai, ką aš norėjau daryti. Visas gyvenimas, kuris dabar siejasi su vaikais ir tos smulkmenos, kai kartais atrodo jų nepakeliamos, anksčiau jos buvo iš mano noro sąmoningai tų vaikų susilaukti. Tai yra dalis tos laimės. Negali pasiimti vien tik tais žiedų, nepačiupinėjęs ir spyglių gėlės. Kad net ir neturint to materialaus pagrindo, vaiką galima užauginti, jam nereikia daug daiktų, jam reikia būtent mamos arba mamos ir tėčio meilės. Vaikas neužaugs gulėdamas prabangiam lopšy arba važinėdamas prabangių vežimėlių puikiai, arba vien dėl to, kad mama pirks jam super duper prabangius vystyklus ar pampersus. Jis užaugs tik tuomet, kai jisai turės meilę ir kai mama juo rūpinsis. Jaučiuosi laiminga, nes turiu namus, į kuriuos man yra malonu sugrįžti, turiu 2 vaikus, kurie mane iš tiesų myli ir turiu vyrą dar šalia. Nusivalytų didelės baimės akis, įkvėptų ramiai ir pagalvotų, ar iš tikrųjų taip gyvenimas sugriūva, ar iš tikrųjų yra tik vienas tas kelias, nes kelių yra daug.